Sveiki, Žiedo broliai kanalo žiūrovai. Sveiki, mes grįžtam į savo namų studijas su Gabrielium po lenktyno. Jo, ir dar viena laida, paskutinė laida apie 1006 km Aurama praeito savaitgalio įspūdžius praeitos savaitės. Ir po šios laidos jūs turėsite gerą poilsį nuo mūsų kelių savaičių, nes bus ilga pauzė, nieko nevyks žiedinių lenktynių pasaulyje Lietuvoje. Ir mes susitiksime tik tai rugpjūčio mėnesį. Na, tu neteisus, žiedo pasaulyje tai vyks, bet lietuvių Aišku, nebus vyks. važiuojančio. Jo, aišku, bus formulė ir visi kiti, ir pasaulio čempionatas, ir Lietuvoje šį savaitgalį ralio čempionatą tapo Sorokiški. Jo, bet žiedo pasaulyje Lietuvoje varžybų Lietuvių, nebus. tiksliau sakant, Lietuvų nebus. važiuojančio. Jo, varžybų neturėsime rugpjūčio 10 dieną, artimiausios varžybos Kačerginėje, 17 dieną Bacas numatytas. Dar po kelių mėnesių Kreventikos. Jo, po 2 mėnesių Paskutinis Kreventikas, sprinto čempionatas Porsche ir taip pat Baco paskutinis etapas Lenkijoje, Ir ties to mes ir baigsime šios metus žiedo. Jo, žiedo pasaulyje. Tai va, tai šiandien įspūdžiai, pradėsim su Jonu nuo technikinės ir administracijos komisijos. Ai ne, pirmiausia padėkosim visiems už peržiūras, už kritiką, už prenumeratorius, ačiū jums labai. Jo, dar kartą ačiū labai. Nes peržiūrų prasme mes mušėm per paskutinį mėnesį rekordus ir turėjome 300 peržiūrų kelis video ir labai daug turinio turėjome iš Aurumo, nuo kvalifikacijos, nuo parado iki rinktinių komentarus, lenktynininkų komentarus, komandų vadovų komentarus. Tai labai ačiū ir dar kartą ačiū GSR Motosportui, Dovydui Ketvirčiui už akreditacijas. Jo, labai tikrai ačiū už akreditacinės korteles. Jonui pirmą kartą pasisekė per 25 metus. Gavo bilietus į pitleidą. Būna ir taip. Būna ir taip. Man tai buvo antras kartas, nes 22 metais aš Jurgio Dabavičiaus prašymu irgi buvau atvykęs pažiūrėti lenktynių. Tai va, tai ačiū visiems, kurie prenumeruojat mus, kritikuojat, bet būtų labai smagu, jeigu dar paspaustumėte like ir subscribe. Kuo daugiau mūsų žiūrėtų, kuo daugiau žiūrėtų, būtų labai smagu. Tai va, o pradėkim nuo techninės administracijos komisijos, kuri vyko trečiadienį. Jūs matysit dabar nuotraukas Jono iš techninės administracinės komisijos. O kalbant apie techninę administracinę komisiją, tu, Jonai, buvai visą laiką, aš prisijungiu į pačią pabaigą. Tai kaip tau? Šiais metais turėjom 20 labai greitų komandų. Tai įspūdžiai būtų tokie, kad dalyvių sumažėjo, bet kas liečia techniką, tai technika patobulėjo ir labai ženkliai. Vien jau tas, kad šiais metais turėjome GT3 klasės 4 automobilius, tai jau parodo, kad lygis labai smarkiai pakilo. Turėjome 2 Audi automobilius, vieną Jutos, kitą, iš tikrųjų abu Jutos, bet viena iš tų komandų buvo Dinamitas, kuriem nuomavo savo Audi R8. Tada turėjome praeitų metų Statetos AMG, ir RD Science įsigijo Lamborghini Huracan GT3, tai buvo naujovė. Tai va, tai daug komandų buvo, 20, dėja nebuvo Hollandų, bet Hollandai buvo šalia trasos ir tikrai faina, kad jie buvo šalia, gaila, kad nelenktyniausiu savo džinetą, padaryti konkurenciją abiem kaimanam. Jo, nepamatėme taip pat ir Flash Racing komandos, nors tikėjome. Taip, buvo irgi jų Lamborghini Huracanų.
Man atrodo, Sionai, jeigu neklysiu dėl finansų, jo, Arturas nesurinko finansų arba Na, komandos. Arturas kaip ir surinko finansus, ten, kiek girdėjau, nebuvo prie jo norinčių prisijungti žmonių. Keista. Tai tiesiog greitų Tiesiog, lenktynininkų. nežinau detalių, ar jie su Žvėdaru kalbėjo ar ne, galbūt čia galėtų Žvėdaras daugiau Zviedras. pakomentuoti, Jo, jo, Zviedras. arba jo tėtis, kadangi žinau, tikrai jie žiūri mūsų laidą, tai va, Jo, jeigu galit, please in English comment. Jo, Zviedras Valteris važiavo su Porsche ekipa, apie tai pakalbėsim vėliau, tai buvo vieninteliai, svečių buvo daug. Jo, ir esu girdėjęs šiaip jau, kad jie iš vis norėjo įrodyti, kad Latvijai gali važiuoti, vat, pagalvoju, galbūt kitais metais jie apsijungs su Arturu ir padarys tą savo norimą Dream to Drive'ą, Dream Team'ą vadinamai, nes kažkada buvo tokia mintis, kad sakė tiek Valteris, tiek Arturas, kad mes norėtumėm padaryti Latvijos Dream Team'ą, tai galvoju, jeigu jie apsijungtų, tai būtų tikrai labai stipri komanda. Jo, kad Latvių yra greitų lenktynininkų, Reinis Rintašas irgi yra Taip, greitas. tie patys, netgi galiu pasakyti, su Porsche, kur važiavo jo kolegos Valterio, na, tikrai buvo greiti Jo. lenktynininkai. Jo, nors jų amžius tikrai, jie labai garbingo amžiaus. Jie pateko, man atrodo, į 10-uką. Jo, jie 9 vietoje ir savo varžovus iš Baltiko ketvirtos komandos aplinkė net 11 ratų. Nu, tai superinis rezultatas. Man atrodo, jie klasę laimėjo, ar ne? Jo, klasę laimėjo ir 9 vietą aplenkė tikrai galingesnius net automobilius. Na, bet kai kuriems nesisekė. Jie jau įrodė, kad Latvijai irgi moka važiuoti greitai. Jo, ir aš tikiuosi šitas automobilis ir Bace bus labai greitas. Net neabejoju. Jo, nes Valteris moko juos, kaip Lietuvoje Robertas moko, tai tikrai super, šaunu. Džiugu už Valterį. Ir jeigu bus toks pat projektas kaip su Roberto Lietuvoje, tai gali išaukti į 3 komandas Latvių, kaip dabar Lietuvoje yra. Tai va, o dar, jeigu grįžtant prie techninės komisijos, na, reikia paminėti, kad turėjom dar vieną labai greitą vairuotoją, apie kurį, kiek mačiau laidų, niekas neužsiminė ir kažkaip praleido, nežinau, žurnalistai, tai met pabūsim tie, kurie apie jį pakalbės daugiau. Tai paskutinę minutę Tateta komanda paskelbė, kad jų sudėtyje atsiras, na, iš tikrųjų ten turėjo būti pro vairuotojas, nežinau, kodėl taip buvo pažiūrėta mūsų organizatorių 6 km km lenktynių. Tai yra Timas Vailas, kuris anglų labai greitas lenktynininkas, kuris, kiek žinau, Gabrieliau, patiklink mane, jeigu klystu, lyg važiuoja ir gamyklinėje BMW komandoje. Jo, gamyklinėje VRT komandoje, kuri yra gamyklinė, kuri vairuoja BMW M4, važiuoja Le Maną ir prieš porą metų, pernai jis užėmė 3 vietą Kreventike, Dubajaus 24 valandų lenktynėse. O Team VRT komanda, na, tai yra Belgijos lenktynių ekipa, kuri yra viena ekipa, kuri važiuoja Le Mane. Tai va, tai man, žinai, labai keista iš Dariaus, kodėl šitą vairuotoją priskyrė prie AM. Tai toks, na, man yra keistas dalykas, nes šiaip taip pagalvojus, jis turėjo būti pro ir štai turėjo būti skiriamos baudos minutės, bet nežinau, ar vidiniai susitarimai, ar kas, vėl, vyksta tokie negražūs dalykai ir aš tikrai nepabijosiu to pasakyti šį kartą. Jo, ta VRT ekipa. Kada, žinai, pro vairuotojas padaromas į AM, tai, negražu iš mūsų organizatorių pusės Dariaus. Na, tokie jų sprendimai, bet ta VRT komanda turi įspūdingų lenktynininkų. Valentino Rossi, turbūt pristatinėti nereikia, pasaulio MotoGP čempionas ilgametis.
Jo, bet iš tos Robertas pusės tai Kubica buvęs F1 lenktynininkas. mane, žinai, maloniai stebino, vat, kad e-motosportas su gerbiamu Staponko, Ernestu jo sugeba surasti Staponko tokius šeima. lenktynininkus ir juos pritraukti į Lietuvą. Na, čia iš tikrųjų didžiulė įdirbis yra Ernesto, na, ir nu, tikrai pagarba, kad sugeba Jo, tokius sportininkus pritraukti pas mumis į Palangą. jo, čia turbūt pagarba visai Staponkų šeimai, Jo, visai šitą Ponkų šeimai, organizacijai. nes vis tiek čia ne tik Ernesto Staponkaus ir jos dukros, Jo, ir ir šiaip žmonos, labai fainos džiugu, labai. vat, dėl, kad į tą visą reikalą savo dukrą įtraukia. Tikrai Kuri labai gražu žiūrėti. faina. Sugeba net ir mūsų laidai duoti interviu, tai faina, Ernestas Staponkutė, tikrai, manau, tikiuosi, kad žiūri Jo, šitą laidą, linkėjimai. šauni tikrai panelė ir, kaip sakau, tikrai mes džiaugiamės už ją, kad vat, ir už jų šeimą, kad nu, va, taip pat visa šeima įsitraukė į autosportą. Pradeda nuo rallycrosso, kur Ernestas yra pasvažiavęs. Dabar tikrai labai Jo, smagu ir dabar mes kalbėkime apie tai. Janas Magnusonas važiavo pernai, šiemet irgi norėjo važiuoti, tačiau sutapo varžybos. Jo, smagu, kad vis naujų greitų vairuotojų atranda Palangą, na ir kad žinom, gal kitais metais mes vėl pamatysim Timo Vailą Palangoje. Matysim. Bet teikti visai komisija buvo su šiek tiek liūdėsiu. Nebuvo nei Anderso Fjordabacho, nei Nemuno Dagilio, nei Julius Adomavičiaus. Kadangi Andersas atvažiavo naktį, Timas Vailas naktį, į trečiadienį, į ketvirtadienį. Bet reikia pasidžiaugti, kad kai kuriuos iš jų mes matėm ketvirtadienį. Taip, ką dar galim pasakyti, tas Gintautas Šutavičiaus su Eugenijum. Jo, galim paminėti, kad netgi legendų turėjom, na, Steve, aišku, techniniai komisijoje nematėme, bet matėme vėliau atvykusį lenktynę Steve'ą. Jo, ir buvo pirmųjų lenktynių ir paskui trijų lenktynių čempionas Vytautas Venckūnas. Tarp žiūrovo VIP klube. Be abejonės. Buvo ir Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus, kas yra tikrai labai malonu ir žinom, kad būdamas dar susisiekimo ministrų, Arvydas labai Susisiekimo ministerijos darbuotojų ir uosto direktorių. Dabar dar labai remia, domisi autosportu, nu, tai tikrai didelis ačiū Arvydui. Jo, meras VIP klube ir per TV transliaciją papasakojo labai gražią istoriją, kai jie sudarėm, kalbėjusi, kad tos varžybos taptų legaliom, nes turbūt pamenat, praeitais metais Darius priešai pasakė, kad tos varžybos iš pradžių buvo nelegalios. Ir Arvydas Vaitkus labai stipriai prisidėjo susisiekimo ministerijoje, kad tos varžybos gautų ministro patvirtinimą ir jos būtų legalios, legalios. Tai didžiulė padėka Arvydui Vaitkui. Ir visiems kitiems, aišku, žybiems žmonėms. Jo, tai va, jeigu... Tai va, jeigu buvo pereit prie sprinto. Jo, pereit prie sprinto parado. Jonai, kaip tau paradas šių metų? Man kažkaip paradas visai gerai, faina, visai daug žmonių, palangiškiams vietiniams, puikiai pramoga, pamatyti techniką, automobilius. Man tai gražu, žinai, kai aš visus 25 metus buvęs, na, man gal asmeniškai, žinai, to wow jau kurį laiką nebėra, bet man labiau gal wow, žinai, dėl technikos, ne to pačiu įspūdžio, kadangi aš jau pripratęs daug metų buvęs, bet iš techninės pusės, nu tikrai, wow, kaip gerėja technika kiekvienais metais ir kokios komandos, kokie lenktynininkai atvažiuoja. Bet koks įsimintiniausias tau paradas, Jonai? Man galbūt įsimintiniausias paradas buvo, ta prasme, turėjau omeny pagal techniką ar pagal ką? Pagal žiūrovus, pagal techniką. Gal sakyčiau kokių 2008 metų ir kokių 2019. Nes 2008 mes turėjom daugiausiai automobilių, o 2019 dėl to, kad pirmą kartą atsirado 3 Lamborghiniai. Jo, o 2008 3 Ferrari.
Jo, ir Ir šiaip labai daug spaikeris. dalyvių. Tus aš atsiminsiu dėl to, kad tie automobiliai, na, netoli iki bažnyčios jau beveik buvo įsirikiavę, ant kiek jų daug buvo. Vau, jeigu iki Jo. bažnyčios. Ir žmonių labai, labai, labai daug buvo. Kokius Per... turbūt 2-3 kartus daugiau negu dabar. Nes dabar tikrai nebuvo tiek daug, bet aišku, Pakišo surasti. koją dar ir oras iš dalies, buvo gan visi diena ketvirtadienį. Taip, visi diena ir mes kai žiūrėjom, bendravom, šiaip visai patiko žiūrėti. Patiko pabendrauti su lenktynininkais, Jonui pavyko su Audrium Jo, mes pasikalbėti, padarėm su Audrum, galim su Timu, pažiūrėti, kur kalbėjau su Timu, jo, su Timu. Timu Mülleriu pakalbėjom. Tai va, ir šiaip buvo labai smagu pamatyti visas komandas, lenktynininkus. O dabar apie super sprintą. Man nepatiko ir čia etatinė super sprinto problema. Žmonės nesilaiko taisyklės, turi už juostos būti. Jo, čia yra iš tikrųjų toksai, na, galbūt, kadangi mes irgi, jūs kritikuojat mus, dabar mes vat pakritikuosim, tai norėčiau atkreipti dėmesį, jeigu dar mus žiūri, na, pasirūpinkit kitą kartą labiau saugumu, pasamdykit policiją ar ką, nes, nu, kai kurie žmonės, nu, tikrai labai naglai lindo ir galėjo baigtis tikrai skaudžiom nelaimėm, kada važiuoja automobilis prasukdamas ratus, o žmonės, kai kurie bėga, kišo savo tas telefonus vos ne po automobilių ratais, na, tikrai atrodo pavojinga. Bet, pavyzdžiui, komandų vadovai ten galėjo būti. Nu, pavyzdžiui, pavyzdys Kačinskinės atvejis. Na, Ir Giedrius šiaip iš tikrųjų Notkaus. pagal visas taisyklės net tie vadovai neturėtų ten būti. Realiai turėtų būti kaip Pitleinam, Gabrieliau. Nei vieno žmogaus Taip, pašalino. ne vieno žmogaus. Ir turėtų Sauliadis, Nerijus Stasiulis sakyt, kad už juostos visi. Nereikėtų tau Nu, rėmėti. taip, Už nes- juostos. Aišku, tai yra nežema, nedarkas, bet, nu, mažo ką, nedaug dievę, automobilis šiek tiek nebent nuslystų, avarija. kažką nutrenktų ir dar jis liktų kaltas, o mes tikrai to nenorėtumėm. Tikrai reikėtų apsaugos. Šiai dienai, va ten tikrai matėsi, kad apsauga būtina, turėjo būti. Nežinau, kodėl nebuvo. Čia dar jūs klausimas. Jo, man irgi labai keista, kad net policijos pareigūnų nematėm, nors jie turėjo tikrai labiau tam prižiūrėti. Nu, va. Tai va, bet šiaip super sprintas, pirma rungtis, pagarba Palangai, aišku, nugalėtojai gauna dėžę dinamito, nieko įspūdingo. Įdomu, kad turėjom naujus čempionus super sprinte. Ten buvėm nepavyko išsaugoti titulą. Taip, Tarzanijai nepavyko laimėti, šįsyk laimėjo Baltikas, mums nepavyko atspėti su Jonu. Taigi Porsche Caymanas iškovojo pirmąją vietą, antrąją vietą iškovojo Tarzanija. Jo, liko šiais metais antri, bet kitais metais sakė, pasistengs ir vėl bus, kad būtų pirmi. O, ir trečią vietą užėmė 992 Rimo Aldero Porsche. Jo, šiaip labai keista, kad Dovydas Čiutelė net nepateko į top 3, nors būna daugiametis top 3. Ir yra laimėjęs ne vieną kartą. Ir yra ne vieną kartą laimėjęs. Tai buvo labai keista, kad šiais metais nepateko į tą top 3. Jo, ir galėjo tikrai ir super automobiliai tikrai pakovoti. Aišku, visi supranta, kad tas sprintas yra toksai daugiau kaip pažaidimas, bet, smagu vis tiek gauti tą pirmąjį prizą. Prizą net dinamitą ir dar, aišku, gauti pagarbą. Tau spaudžia ranką Darius Jonušis, Palangos meras. Jo. Tai va, tai... Na va, ir dabar galima pereiti į antrąją dalį ketvirtadienio, tai jau turėjom pirmasias treniruotės ir Gabrieliau gali pakomentuoti rezultatus, kas buvo pirmasias treniruotės ir greičiausiai. Pirmas treniruotės gal ketvirtadienio nebuvo tokios įspūdingos, kaip daugelis norėtų, bet tikrai neblogą rezultatą iš pačių parodė Valteris. Tikrai Valterio rezultatas iš pačių minutė 13 buvo tikrai neblogas. Aišku, trasa dar buvo labai slidi, visi bijojo, slidi vis tiek, daug dar buvo jamo, Ir daug purvo buvo. purvo dar ir
Nu, didesnių incidentų nebuvo, nebent Audestos komandos Gustas Sulevičiaus apsisukimas. Bet Gustas kaip jauniausias ever lenktynininkas, tai nusipelno atskiro dėmesio. Mes Jo, pagarba, kalbinom, tas vaikinukas tikrai neblogai važiavo ir aš manau, kad jis tęs karjerą su kartingais. jo, perspektyvus kartingistas. Man įdomus klausimas, kodėl jis turėjo Didžiosios Britanijos pilietybę. Yra užrašyta Aš pilietybė galiu dėl tau licenzija tiksliau. Tu Aš galiu tau atsakyti tą klausimą, todėl kad jie gyvena Anglijoje, Ai, abu su tėčiu. Jie tai va, yra Anglijos lietuviai. Anglijos lietuviai. Todėl net ant automobilio, jeigu pastebėjai, buvo pažymėta tiek Anglijos, tiek Lietuvos vėliavėlė. Taip. Tai Jie ilgą laiką jau gyvena Didžiojoje Britanijoje. taip, Stasulevičiai kartu su Gutarevičium, galbūt automobilis vienas pats seniausias iš Porsche, bet vis tiek turėjo patį jauniausią vairuotoją. Ever. Per 25 metus. Pagarba. O greičiausias pirmos dienos rezultatas buvo Anderso Karolio Jovšos minutė 69,49. Tikrai buvo neblogas rezultatas. Net ir aplenkęs patį trasos rekordininką Andersą Fjordbaką. Jo, bet iš tikrųjų kitom dienom tai Andersas pradėjo diktuoti tempą. Pamatėt, kad čia su dinamitu gali būti rimti reikalai. Jo, ir šiaip Karolis važiavo neblogai. Tai, daug čia galim nepasakyti, vis tiek pirma diena buvo labai graži. Antra diena, penktadienis, pradėkim nuo mechanikų bėgimo, turbūt trumpai, irgi graži pramoga, ir to pačiu pitwalko, kuris vyksta kiekvienais metais. Mechanikų bėgimą laimėjo Drink to Drive mechanikas, man atrodo, jau 3 metus, jeigu aš neklystu. Tai irgi parodė. Jo, ir mechanikų bėgimas yra visai gražus, saulenis dviratukų paramina, kaip safety caras savotiškas. Na, o pitwalkas darius tiems, kurie turi VIP ir VIP Superpano bilietus, parodė visą komandų pasiruošimą. Ir labai smagu. Jo, pradeda ekskursiją. Ekskursija. Taip netgi pavadinti. Tai va, o pirmosios treniruotės, rezultatai jau buvo šiek tiek geresni. Minutę 6:428 dar ne bendroje treniruotėje. Ir Karolis pradėjo rodyti gerus tempus, ir gerus pradėjo tempus rodyti ir Justas Jonušis. Ir turbūt didelė tokia įdomi istorija tapo su Eimantu Navikausku. Jis gavo baudą 40 minučių pateisėjai out. Kas nežinot, Gintautas jau pasakojo, kad Eimantas Navikauskas turėjo baudą skirti, atlikti baudą, originalią labai, 40 minučių mojuoti vėliavomis ir pabūti teisėjų. Jeigu to nebūtų padaręs, tai Jutos 71 atsikarkai komanda būtų 5 vietų bauda gavusi. Galėtum žiūrovom papasakoti, kodėl taip atsitiko, už ką ta bauda buvo skirta. Už tai, kad Eimantas neklausė komisarų ir viršijo šiek tiek greitį per geltonas vėliavas. Neklausė komisarų teisėjo. Taigi turėjo pats padirbėti teisėjų 40 minučių ir nežiūrėjo į vėliavas. Kokia vėliava, geltona, mėlyna. Jo, bet teisėjai jį pagyrė, sakė, labai gerai dirbo Eimantas ir kada norės, juokaudami sakė, mielai priims į teisėjų postą. Tai Eimantai, kai baigsi karjerą, lauksim tavęs teisėjo bokštelę ar kažkur. Tai va. Na, o Artis Sainzas turėjo problemų. Timas Mülleris padarė ir tu, Jonai, galėtum šitą papasakoti, priminti. Antroje dalyje prasidėjo iš tikrųjų treniruotėse incidentai ir Timas Mülleris besileisdamas nuo vėduko gan smarkiai pažeidė Lamborghini
priekį, ko pasiekoje teko keisti visą priekinį bamperį, kuris komandai kainavo 2 valandas, apie 2 valandas remonto. Aišku, komanda suspėjo išvažiuoti į kvalifikaciją, laimiai turėjo komanda antrą bamperį. Tai sakyčiau, iš tos situacijos dar viskas gan gerai baigėsi. Jo, nes galima Nes nebuvo pažeisti nei radiatoriai, niekas, nei važiuoklė. Taip, galima pasakyti, kad problemų turėjo ir dinamitas, kai Leonardas pasikeitė su Mantu Matukaičiu, Mantui pradėjo strigti greičių dėžėje ir Jutos mechanikai turėjo ketvirtadienį dar keisti greičių dėžę, čia dar iš anksto. Tai viena iš tų problemų, viena iš daugelio problemų, kodėl dinamitas nefinišavo šiemet. Galėsim paskui papasakot. Bet jo, bamperio pakeitimas priekinio labai daug kainavo mechanikams ar designso, daug nervo. Ir, Jo, praktiškai, sakau, apie 2 valandos darbo. Jo, rakelis tikrai ten su dalim ir visais kitais mechanikais turėjo daug darbo. Buvo ir keiksmažodžių, visko, bet Jo, koks tas autosportas. Na, kad keiksmažodžių čia bus, tai be abejonės. Čia visi keikėsi. Negražiai. Na, taip yra. Emocijos. Emocijos ima viršų, jo. Ima viršų. Ką galima tikrai pasakyti, tai šaunuolė ir designso mechanikai, jie bamperį greitai pakeitė, bet jo, Timas buvo labai liūdnas. Na, bet mes ir visa komanda jį nuraminom ir žmogus tikrai per lenktynę demonstravo tikrai puikų tempą. Jo, ir šiek tiek, labai pergyveno Timas, bet viskas šeštadienį stojo vežios. Tokių kaip incidentų ir neturėjom didelių per tas treniruotės. Tai galim pereiti prie kvalifikacijos. Na, treniruotės, jeigu, pavyzdžiui, bendra treniruotė, tai dar paskutinė treniruotė, kur jau ar designso nebuvo, pradėjo gerus rezultatus rodyti Statetos komanda ir kai Andersas Fjordenbachas šovė minutę 5.920, jau labai priartėjo prie savo paties rekordo. Jo, Andersas pradėjo tikrai stipriai spausti ir rodyti, kas čia yra čempionas ir kodėl yra čempionas. Jo, ir Karolis kovoti, ir Justas, ir Simas, bet ir reikia pagirti Simą Jodvišį irgi puikioje formai. Ir Bejaminas Bakeris rodė tikrai neblogą rezultatą. Na, o kvalifikacija, pirma grupė, Klaudas Bučinskas ir Maksas Tubinas, šaunuoliai, parodė puikius rezultatus. Įspūdinga laikas. Kaip palyginus su tokiu senu BMW, tai čia yra wow. Jo, Maksas Tubinas atsirado dėl to, kad Basas Šutinas negalėjo dėl vaiko gimimo. Jeigu aš neklysiu, jo, Klaudas sakė, kad dėl vaiko gimimo, bet Maksas Tubinas parodė prognozes ir komandos vadovo Arkušausko pasakymą, kad... Bet teisingi, man net Maksas atrodo net greitesnis sportininkas už Basą Šutiną. Jo, Basas ne vienus metus važiavo ir beje Barcelonoje važiavo ir su Juta. Šiaip, Maksas Tubinas iš kartingų, Olandijos vienas iš greičiausių lenktynininkų kėbulinių automobilių. Ar ne čempionas net buvo? Taip, čempionas ir visi čempionas, taigi puikiai parodė. Tikrai kylanti labai greita Olandijos žiedo žvaigždė. Tai va, tai Maksas parodė minutę 7.942, Klaudas irgi įtilpo minutę 10, tai parodė labai puikų rezultatą pirmoje dalyje. Antroje grupėje be abejonės ryškiausiai dominavo Stateta, Mercedesas, antroje vietoje Juta, Karolis Jovaiša minutę 6, net buvo greitesnis už Andersą. Pirmoje dalyje, minutė 6.372. Jo, ir dabar galima dar vieną pastabą pasakyti, čia ta pastaba bus nebe organizatoriam, o teisėjam, dėl ko RD Sciences prarado 3. vietą, nors aš manau, galbūt būtų iššovę ir būtų startavę 3. Tai įvyko labai nemalonus incidentas, kuomet liko vienas ratas ir Paulius Paškevičius tikrai stipriai spaudė, o su didelio nuostaba visiems
teisėjai jau išbėgo sveikinti komandų, Tomas irgi Langvinis. Statetos komanda jau sveikinama, Mercedeso stovi, o didžiulių greičių parskrenda Paulius Puškevičius, na, su visa pagarba, bet kitą kartą teisėjam reikėtų pagalvoti apie saugumą ir galimas pasiekmes. Jo, nes Gerai viskas baigės, bet... gerai, kad viskas baigės, nes va, jau išlėkė iš kada sveikint, Tomas Langvinis jau ruošiasi kalbint. Ir kada automobilis skrenda vos ne 200 km/h greičiu ir kažkas išbėga ir staiga stabdyti, na, tai yra labai labai pavojinga ir neprofesionalu. Tai tikiuosi, kad 26 lenktynėse tokių incidentų nebepasikartos. Šiaip, kalbant apie tai, man tai nieko įspūdingo. Šiaip Artesainsas galėjo užimti 3 vietą. Taip, drąsiai užimti 3 vietą, jeigu ne šis incidentas. Ir Rokas iš karto sakė, kad... tikrai, kad būtų iššovę. Rokas irgi sakė, kad va, būtent buvo klaida, būtent teisėjai neužskaitė rato. Ten tas skirtumas tai yra 1000 dalis. Tai realiai tiek, žinai, tiek Jutos komanda, tiek Lamborghinis, na, labai panašius laikus parodė. Jo, jeigu kalbant apie antrą dalį, tai Artesainsas, Deividas ir Paulius parodė beveik identiškus rezultatus. Paulius tik tai 3/1000 buvo lėtesnis už Deividą pirmojoje dalyje. Pirmoje kvalifikacijos dalyje. Tai va, o irgi buvo įspūdinga, daug vilčių buvo dėta į ją. Šovė į ją Andersas Fjordbachas Super Paulė su savo rekordu, 1 greitu rytu, 2 greitu rytu ir galiausiai. Ir Karolis dėjo labai greitą ratą, 1:05 ir vienu metu, viename rate, Karolis Jovaiša parodė 1:05 iki 310 tūkstantųjų, bet po 1,5 sekundės atlėkė Fordbachas ir šauna 1:05 ir 299 tūkstantasis, tai yra naują trasos rekordą. Jo, Andersas vėl įrodo, kad yra greičiausias lenktynininkas. Jeigu seniau pamenat, buvo Ralfas Aronas su savo broliu, tai dabar, kaip matote, pradėjo dominuoti Andersas Fjordbachas. Jo, na ir Karolio... Dar seniau turėjom trasos rekordininką su Radikalu Konstantino Kalko. Kurio rekordo ilgai niekas nebuvo pagerinęs. Taip, ir Ramūnas Čapkauskas ne vieną kartą su Akvila ir su Agentu Karu gerino. Taip, laikys buvo Radikalas, na, atrodė, tas berot buvo laikas ar 1:07 ar 6, na, atrodė... Jo, 1:07. Atrodė, nu, tikrai impossible, niekas nepagerins. Ir va, atsirado GT3 automobiliai ir... Pagerino. Andersas toksai, kuris, nu, tikrai demonstruoja įspūdingus laikus, tai... Nežinau, jau ta prasme, mano manimu, dar greičiau negu 1:05 važiuoti, na, nežinau, man atrodo, jau nebėra kur daugiau įspaust, bet jau atrodė ir tos 1:05, 410 tūkstantųjų, kad nebeįmanoma pagerinti, bet vat, Andersas atrodo, kad vis dar yra tų taškų, kur galima. Tai va, antrą vietą su puikiu rezultatu parodė Karolis Jovaiša, 1:05 ir 410 tūkstantųjų. Trečias buvo Jusas Jonušis, irgi 1:06 ir 34 tūkstantosios. Jusas niekada taip greitai nevažiavęs yra Palangoj. Paulius buvo 4, nedaug trūko, būtų ir... Jo, čia, vat, kaip ir minėjom, dėl to teisėjų incidentų buvo prarasta ta 3 vieta. Visai... Nu, vat, ir Bejaminas buvo labai greitas, 1:07 parodė. Kiti važiavo visai neblogai. Reikia paminėti, kad Benjaminas Bakeris visą savaitgalį smarkiai sirgo. Taip, turėjo sveikatos didelių problemų. Net su lašeliniam važiavo žmogus, tai stiprybė jam. Tai va. Reikia tikėti, kad žmogus atsigauna dabar.
Tikėkime, kad atsigauna, jis penktadienį ir ketvirtadienį turėjo labai daug sveikatos problemų. Tuoj susitiksime pertraukėlę mums, o mes susitiksime po pertraukos aptarti pagrindinių lenktynių ir, ko mes tikimės po metų. Jo, atsigerkit kažko. Tęsiam toliau, žino brolių, laidos apie 1006 km Antrąją dalį. antrąją dalį. Tai va, tai kvalifikacijos pirmoje dalyje pabaigoje aptarėme apie kvalifikaciją ir priminkime dar tradiciją, jau labai sena, kad kvalifikacijos nugalėtojui taurę įteikė Lietuvos susisiekimo ministras Marius Skuodis, kuris buvo trasoje ir penktadienį, ir šeštadienį. Labai smagu, kad ministras... Tikrai taip, Gabrieliau, ir buvo šį kartą vėl įteiktos naujoviško dizaino labai labai gražios taurės. Jeigu aš neklystu, jos iš Olandijos arba iš Belgijos atvežamos. Jo, bet kiekvieną kartą, kas įspūdinga, jos atrodo vis kitaip. Nei vienais metais, jeigu kas atkreipia dėmesį, jos nesikartoja, nei forma, nei dar kažkas. Kiekvienais metais jos būna vis skirtingos. Jo, ir čia yra labai originalu, nes, turbūt kas taurės turi prisimena pažiūrėti. Aš šiaip galėčiau netgi palyginti kitų etapų taurės. Aš galiu pasakyti, man 1000 km lenktynės taurės net yra įspūdingesnės negu Kreventiko, jeigu atvirai. Jo, Kreventiko taurės tokios būna, stačiakampio formos. Jo. O ką nepakalbėti apie Batso, kur yra mediena. Aišku, pačios baisiausios yra Batso. Batso ir Rinkčianų, kur yra, mediena realiai. Tai galima realiai pasidžiaugti, kad Darius Jonšis, tikrai investuoja į taurės daug pinigų ir tos taurės atrodo tikrai kaip taurės, o ne kažkokie įsidirbinėjimai. Tai va, prieš lenktynes nubaudė varžybų vadovas irgi Olandas, tarp kitko, labai fainas žmogus. Porsche Baltic 4 komanda nubaudė 49 numerį. Porsche Latvijos komanda ir nubaudė po 3 komandos baudelių. Po 3 vietas, tai Porsche Latvijos komandas daro ne 12-15, Porsche Baltico 4 komanda su GT4 automobiliu tik tai 20-17. Tai... Jo, vėl komisaras nepagailėjo kai kurių komandėlių. O gridas įspūdingas, daug žmonių. Tiesa, nebuvo šiemet nei akrobatinio skraidimo lėktuvo, nei NATO naikintuvų praskrendančių pro trasą. Kažkaip tais keisto, atrodo 25 metai, jubiliejus ir kažkaip tais nei lėktuvėlių, nei kažkokių tokių, žinai, kad čia jubiliejus. Kažkaip labai buvo pažiūrėta, kaip yra lenktynės. Tai čia vėl toksai, kaip biški, sakyčiau, nusivylimas. Bet užtat turėjo malūnsparnį pirmą kartą, po labai ilgos sparnės sraigtasparnį. Jo. Bent galima pasidžiaugti tuo. Aišku, dronas skraida, kuris jau nieko nebestebina, viską filmuojantis. Šiais metais iš žurnalistų neturėjo Dalios Beleckaitės, neturėjo Mindaugo Rainio, bet užtat turėjome žmogų, kurio frazė legendinė "O dangau" reiškia viską, Tomą Langvinį. Jo, kuris grįžo po labai ilgo laiko, man atrodo, 9 metai buvo. Po 10 metų. Jo, po 10 metų. Ir šiaip palyginus vaizdą prieš 10 metį, kai jis buvo, ir dabar, diena ir naktis. Bet reikia turbūt, galbūt čia bus daugeliui nuostaba, bet kas stebi Fettingio laidą su Arūnu Valangevičium, tai jos vyksta būtent tame kanale, kurį produsuoja Tomas Langvinis. Ir būtent Tomo Langvinio kanale, O dangau kanale, yra rodomos būtent Ramūno
Petingio laidos su Ir Arūnu šiaip Tomą Valangevičiu. Langvinę galima dažnai sutikti Vilniuje su krepšinio klubu Wolves. Bulls, jo, ir ne tik šiaip legenda su savo tą o dangau frazę ir be abejonės prodiusavimu laidos sportas kanale. Tai labai fainas žmogus. Tikrai taip. Tai lenktynės prasidėjo, pirmas ratas nebuvo toks įspūdingas, tiesa, Henrikas Statkus padarė Pirmam klaidą. rate vis tiek neapsėjom be incidentų. Kokie ten incidentai, tiesiog du lenktynininkai neapsisuko. Jo, Henrikas Statkus ir, man atrodo, Karolis Bledys, jeigu aš neklystu, pirmajame rate padarė kamštį, nes norėjo Henrikas lenkti Ramūną Čepkauską. Bet visą laimę, kad jie važiavo gale, tai niekam nesutrukdė. Jo, labai gerai Sulenis pasakęs. Tuo metu lenktynininko klaida šitiek persistengė. Iš karto po pirmųjų ratų Ramūnas Čepkauskas ir Nerijus Laševičius važiavo kartu, taip rodydami, kad bus kova dėl TCR pirmųjų vietų. TCR klasėje, TC4, turėtų būti TCR, bet homologacija. Jo, kažkaip ten nutiko su tais TCR-ais, kad ten, kadangi senesnio modelio, tai kažkodėl palei Darių buvo padaryta TC4 klasė. Nors ten realiai yra TCR automobiliai. Taip, iš tikrųjų reikėtų padėti, kad TCR-us. Bet pirmoji valanda galbūt nebuvo tokia įspūdinga. Įspūdingumas buvo gal tame, sakyčiau, kad iš karto Andersas pradėjo diktuoti tempą. Taip, pradėjo diktuoti tempą. Pirmąją valandą greičiausias ratas, minutė 6:7:23. Tai važiavo, galim sakyti, kvalifikacinių tempų. Netgi ir Karolis važiavo. Komanda rodė panašų laiką, tas pats Erdės Tainsas važiavo per minutę 8. Tikrai laikai pirmųjų ratų buvo įspūdingi. Jo, bet prasidėjo problemas vėl Dinamitui, nes priekinis kairys ratas su ratu buvo problema, slėgio neturėjimas. Jo, ir paskui Dinamito ištiko pati didžiausia problema, berot apie 150 ratą, kada vėl tiesiog pavarų dėžė pasakė viso gero. Viso gero. Greičių dėžė. Ir tai yra labai liūdna, nes komanda prieš tai jau keitė vieną dėžę. Greičių dėžę. Ir lenktynių metu dar viena dėžė neaiškiom aplinkybėm išėjo, nepabijokim to žodžio, šaibom. Karolis labai gerai pasakė paskui, kai išlipo iš automobilio ir Žilvinui, ir Tomui, kad pradėjo strikti pavaros. Jungia antrą, pradeda strikti garsas. Ir aš iš mechaninės pusės, galvoju, kad ten greičiausiai kaip yra tokie dantratukai, tai aš galvoju, kad tie dantratukai tenai užstrigo. Jo. Nes, kad žinote, iš mechaninės pusės yra tokie velenėliai, kurie vaikšto. Ir kada jie, tie dantukai nulūžta ar užstringa, tada gaunasi tas dalykas, kad nebegalima perimti pavarų, tai aš galvoju. Arba čia tie dantratukai, arba velenėliai greičiausiai išėjo. Bet čia tik mano prielaidos kaip mechaniko. Labai gaila, iš tikrųjų, Dinamito vėl Mantukaičiui nesiseka. Jo, man tai tikrai gaila šitos komandos, nes, kažkaip taip kaip tie kalneliai, tai komanda pasiekė gerą rezultatą, tai vėl krenta ir tas vyksta jau nuolatos ir neina suprasti, kodėl žmonės geri, komanda faina, galėtum sakyti, žmonės kažką blogai, kažkam padarė, bet taip nėra. Turbūt reikia papasakoti visą istoriją Dinamito. Jie 19 metais degė su korvete. Dar kai korvete. Pradėkim nuo dar seniau, nuo tų laikų, kada jie važiavo su BMW. Ja, tu papasakok. Prisiminkim, kaip tas BMW skaudžiai dužo Bikerniekuose. Tu turbūt irgi atsimeni tą istoriją. Jo, tiksliai. Kada buvo labai skaudžiai didelių greičių BMW sudaužytas Bikerniekų trasoje.
per Baco vieną iš etapų. Jo. Tai Bus- tos nesėkmės jau jos persikėjo nuo BMW laikų ir nu, tikrai liūdna. Kiek žinau, man atrodo, net pas kunigą ėjo tas mašinas pašventinti. Tai va. Ir šiaip 20 metais su varikliu. Buvo metai, kai labai stipriai važiavo kartu su Roku Basiška, buvo labai didelės viltis dėtos į ekipą. Taip, nes turėjo Porsche automobilį. Jo, paskui Lamborghini turėjo, pasai neblogai važiavo, Iš tikrųjų, taip kai paėmus, Aivaras Lamborghini jų ir buvo vienas iš geresnių rezultatų lenktynėse. 5 vieta su Aivaru Taip. ir Roku. Su Aivaru Piragiu ir Roku Per Steponavičiu. paskutinius keletą metų. Jo, o pernai Kajus Šišnelis sudaužė automobilį, susikonfliktavo Tarp visi kitko tą trys. patį Lamborghini. tą patį Lamborghini, kurį tą patį Lamborghini, susikonfliktavo tėvai Kajaus su Jo, Damu. ir Ten vėliau nutiko nuėjo tokia istorija, kad tas sudaužytas Lamborghinis galiausiai pakliuvo į Jusemos rankas, į Dovydo ketvirčio. Dovydo ketvirčio ir Steponavičių šeimai. Ir labai smagu, kad tas automobilis. Jo, jis buvo prikeltas, buvo uždėtas naujas body kitas. Na ir kaip pats Dovydas minėjo, ateityje šitas automobilis planuojamas parduoti ir galbūt kažkas bus perkama kita. Jo, šitas automobilis jau turbūt po šių lenktynių nepaslaptis. Lauks savo naujų šeimininkų. Lauks naujų šeimininkų ir bus parduodamas. Šiaip labai greitas automobilis. Ir jeigu kalbant apie GSR motosportą, jų 7 vieta, jų tikrai neblogas rezultatas. Jo, kaip komandos, kurį sakė, mes važiuojame dėl to, dėl savo malonumo, smagumo ir, kaip sakyčiau, žinant, kad pačios su visa pagarba jų kitiem lenktynininkam Karolis Gedgaudas buvo greičiausias, tai tikrai rezultatas, sakyčiau, labai geras. Plius turėjo Joaną, kuri yra vienintelė moteris, kuri lenktyniavo. Taip, ir Joana gerai pasirodė, kaip ir visa komanda, automobilis sveikas, nesudaužytas. Vienintelis dalykas, kas buvo jam nutikę, kaip sakė Ernesta Globytė, tai tas neužsuktas degalų bakelis. Jo, ir dabar daugelį dabar gal kažkam, jo, žiūrint tą video, gal kelia ir tokie, ironišką juoką, bet tuo metu tiek mums žiūrovam, tiek komandos vadovė Ernestai, nebuvo juokinga, nes patys pagalvokit, prie didelio karščio automobilis galėjo ir užsidegti, tai visą laimę, kad viskas baigės gerai. Gerai, nes pavyzdžiui, kai buvo pernai su DL, užpernai buvo su Audrium Sasiulevičium. Jo, ir jeigu prisimintumėm dar senesnius metus, berot 2020, tai taip Biker niekose Flash Racingo Lamborghinis ir užsidegė. Taip, ir ir net Gerdė Sainz buvo lygiai taip pat. Taip. Man atrodo, ar ne Kreventikė. Taip, Portimao. Kai pradėjo degti. Jo, ir Notkaus BMW yra degęs. Tai va. Jo, taip, kad tie besilaisantis degalai yra labai pavojinga. Tai va, pavojingi. Ką dar galima paminėti? Be abejonės. Ir Baltikas pasitraukė labai greitai su Robertu Kupčiuku dėl vairo konolėlės. Robertas labai užpyko, sakė, man valandą rodoma vienam automobiliui mėlyna vėliava ir belenkdami mes susidūrėme su kitu automobiliu, lūžo vairo kolonėlė ir neapsimoko jos tvarkyti. Tas kitas konkurentas, man atrodo, irgi buvo tik ne Porsche. Man atrodo, kad ten su kitos komandos Porsche jie susidūrė. Tik dabar nepasakysiu, kurios. Tai va. Tu galėtum patikslinti, bet man atrodo, kad ten su Porsche kitų. Jo, lygiai su Porsche, man atrodo. Tai va. Tai irgi lūžo radiatorius, susidūrė su Baltiko 4 komandos automobiliu, senasis Audastos automobilis, pagarba mechanikams, kurie sutvarkė tą automobilį. Jo, bet kaip žinot, mėly žiūrovai, su Porsche automobiliais yra tas pavojingumas, kada jie stipriai trenkia į priekį
ten Taip. stovi radiatoriai ir dažniausiai stiprių avarijų pasiekoje būna, kad Porsche baigia lenktynės, nes, na, Jo, prie Holandų. labai automobilis jautrus yra Porsche dideliem smūgiam. Tai va, tai po kelių valandų netekom vieno iš favoritų. Ir pagrindinė kova užsimezgė būtent tarp Statetos komandos. Jo, ir dar galim paminėti, kad turėjom skaudų praradimą Baltic Capso su Taip, Klaudo komanda, kuomet, na, iš tikrųjų, iš pradžių komanda neteko, kaip minėjo, Klaudas Abeto, kad buvo labai, komandai sukėlė problemų posūkiuose, nes buvo prastas stabilumas, o dar vėliau lenktynėm įpusėjus tiesiog komandai teko atsisveikinti su lenktynėmis, nes variklis pasakė viso gero. Jo, Dream to Drive'as turėjo problemų su stabdžiais, o paskui bevažiuojant Edvardui kairysis galinis ratas parodė. Priekinis ratas parodė ačiū ir nuvažiavo tiesiai ir teko jį. Jo, kaip komanda sakė, na, mes gal ir galėjom tas lenktynės dar tęsti, bet komandos tikslai buvo aukštesni. Jo, Dream to Drive'o, bet čia apie Klaudą. Taip. Nusisuko ratas. Jo, nusisuko ratas ir kaip paskui Kajus sakė, viskas yra gerai. Ir parodė tikrai neblogus rezultatus. Kajus labai džiaugiasi, kad lygiais kovos su Benjaminu Bakeriu. Ir jie važiavo tikrai neblogai. Ketvirtų. Jo, bet jie, kaip ir minėjau, jie galėjo tvarkyti automobilį, bet jų tikslai buvo aukštesni ir jie, tiesiog dėl laiko atžvilgio nusprendė nebetęsti lenktynių. Ne, tęsė lenktynės, jie finišavo ir liko ketvirti. Okay, nes šiaip prieš tai, kiek buvo minėta, tai kad liktai nebetvarkys automobilio. Netvarkys, tačiau išliko 8 vietoje ir finišavo. Ir finišavo ir 5 savo klasėje, tai labai svarbu. Na, o paskui prasidėjo. Nemanau, kad jie labai patenkinti to 5-ąją vietą klasėje, bet kartais taip jau nutinka. Kažkas turi būti ir 5 savo klasėje. Tai va, prasidėjo paskui po Dinamito pasitraukimo, prasidėjo kova tarp Igneros komandos. Jo, likus 56 ratam iki finišo prasidėjo labai įdomi kova. Jo, kai sėdo Nemunas Nagilis, kuris, nėra toks greitas kaip Julius ir Andersas. Ir Justas Jonušis. Arba Timas Vailas. Irgi Timas nebuvo toks greitas, minutė 12-13. Ir prasidėjo tokia nuošbi kova, kad Justas sugebėjo. Buvo pasibaksnojimų tarp Jutos komandos ir Mercedeso viens kitų. Ne viens kitam, tiksliau, Audi labai baksnojosi į Statetos Mercedeso užpakalį, bet galiausiai atsitiko, kaip pats ir Nemunas sakė, Dievas nubaudė, kad taip, nes 2 kartus norėjo. Labai įvyko skaudi avarija tarp Jutos ir tiksliau, tarp Justo Jonušio ir Ramūno Čapkausko. Jo. Kuomet lenktynininkai nesuprato, kurią trajektoriją nori važiuoti, Ramūnas jau vienu metu traukėsi, bet pasiekoje gavosi taip, kad Justas nebeturėjo vietos, kaip apsilenkti Ramūno ir smarkiai trenkėsi automobiliu į atitvarus, ko pasiekoje dar, sakyčiau, visai laimingai baigėsi. Taip. Komanda nuvažiavo, aišku, paskui į pitus, buvo prarasta daug ratų, bet visą laimę, kad ten nepasižeidė nei važiuoklė niekas, tik kad jau praktiškai tai buvo paskutinis taškas, kuris paleido Jutos komandą pakovoti dėl čempionų titulo šiais metais. Taip, Nes tas sustojimas jiem kainavo daug laiko ir paskui, man atrodo, jeigu aš neklystu, atsirado 3 ratų pranašumas. 3 ratų pranašumas ir aš
dar turbūt reikia gerai priminti, kad šitą avariją pradėjo Kuksirsti Fraisė didelė. Nes Ramūno atveju buvo atitvaras. Jo, tai iš tikrųjų, va čia Jį reikėjo gerai tvarkyti. sukrito kortos labai Gerai Jutos komandai. sukrito kortos šitos komandai, sugebėjo sutaisyti ratą, pasikeis vairuotojai, sėdo Simas, užsipilti kūro ir iš karto, bet čia gal ir gerai, nes pavyko sutvarkyti ir greitai užimti antrąją vietą. Nuožmi kova, tai va, ir gaila, Jo, kad ne... ir dar vienas Gaila, kad šis incidentas realiai palaidojo tokią atkaklią kovą, nes tikrai norėjusi dar kovos iki paskutinio rato. Iki Kaip ir paskutinio... sakė Darius, jeigu ne ta avarija, tai greičiausiai būtų viskas išsprendę paskutinėse ratuose ir arba net paskutinėse sekundėse. Kas iš tikrųjų būtų įspūdinga, bet dėja taip neatsitiko. Motosportas Ir užkovojo. užtikrintai Stateto komanda laimėjo antrą kartą iš eilės. Ir vėl, dar kartą, antrą kartą iš eilės čempionų. Ką dar galim paminėti, kad gale taip pat turėjom labai įspūdingą kovą dėl trečiosios vietos tarp Erdesainto ir Žioledo komandos. Iš pradžių Paulius aplenkė Marių Bartkų trečią stinto metu. Erdesaitis labai tokią įdomią taktiką naudojo. Važiavo trise Timas, Paulius, Audrius. Deividą Jocių leido tik tai į pabaigą. Dėl galim paminėti, kad mažiausiai Audrius ir važiavo iš visų. Taip, vienas stinta, man atrodo. Jo, vienas tik stinta. Tai Deividas padarė 2. Tai va. Ir kas įdomiausia, kad, bent jau mano nuomonė, jeigu būtų dar to laiko daugiau buvę, tai aš manau, kad vis tiek Erdesaitas, kadangi automobilis GT klasės galingesnis, būtų tikrai Žioledą aplenkę, bet tiesiog dėl galbūt taktinių dalykų ar kitų priežasčių, kurių mes nežinom, nepavyko užimti tos top 3 vietos. Nedaug trūko. Nedaug trūko, bet iš kitos pusės galim pasidžiaugti už Erdesaito, aišku, kaip sakyti, ir galim džiaugtis, ir negalim džiaugtis, nes tai tiesiog Dinamito komandos nesėkmės dėka, bet Erdesaitas klasėje užėmė 3 vietą, tai iš vienos pusės džiaugiamės, iš kitos pusės liūdim, nes realiai, kaip sakyti, yra įdomiau, kai tu priešininką nugali lygioje kovoje, negu priešininko nesėkmių dėka. Bet toks tas autosportas. Tai vat, ir šiaip buvo labai įdomas lenktynės, kalbant apie 992, Porsche tikrai važiavo neblogai, bei Minas tikrai parodė puikius rezultatus ir nusipelnė 3 vietos Žioledas, jau etatiniai 3-2 vietų nugalėtojai ir didelės džiaugsmas jiems už tą praeitų metų. Jo, ir šiaip norim labai pasidžiaugti Stateto komandą, kad antrą kartą sugebėjo lenktyną laimėti ir šiaip ta komanda eis taip pat į istoriją kaip antra komanda per 25 metus, kuri sugeba antrą kartą iš eilės laimėti, nes prieš tai buvo tik Jutos komanda laimėjusi 3 kartus iš eilės. Taip. Tai jeigu kitais metais ir vėl laimės Statetą, 4 kartus dar primenam, kad Juta laimėjus yra ir 2022 metais. Tai buvo 19, 20, 21, 22, 4 kartus iš eilės Juta laimėjus. 3 kartus su Porsche, vienais metais su Audinkė. O dabar 2 metus... Jo, bet aš tą turėjau omeny sakydamas 3 kartus su vienodu automobiliu. Taip, nes... Tai komanda, kuri vejasi Jutą pagal tai, kad su vienodu automobiliu tai yra Stateta. Tai jeigu kitais metais ir vėl laimės Stateta su AMG, tai įsilygins. Bus tas pats automobilis laimėjęs 3 kartus iš eilės. Taip, ir... Kalbant apie rekordus lenktynių metu, tai
šiemet nepavyko Andersui Fordui pagerinti absoliutaus rekordo lenktynių metu, tačiau pavyko pasiekti naują rekordą. Lenktynės buvo pačios trumpiausios, baigėsi 20 val. 6 minutės. Arba tiksliau per 8 Jo, valandas. ir buvo pagerintas absoliutus lenktynių įveikimo laikas, kuris yra 8 valandos 3 minutės. 6 minutės. 6 minutės. Tai va, bet užtat Artisas Fjordenbachas lenktynių metu parodė greičiausią ratą, minutę 6 ir 246 sekundės. Jo, ir vėl gavo susisiekimo ministro taurę už greičiausiai parodytą ratą. Ne, susisiekimo ministro tradiciškai lenktynių metu, už greičiausią ratą lenktynių metu, taurę įteikė Lietuvos automobilių sporto federacija. Šįsyk taurę teikė garbės prezidentas Arnas Paliukėnas, kurio sūnus vadovavo viena iš Baltiko ekipų, beje, visai sėkmingai. 5. vietą užėmė ir tarp kito bendravau su Vladu Jurkevičium, jo šturmanu, tai sakė, Aisvydas, puikus vadovas, ir komandos vadovas, ir puikus šturmanas. Tai, labai smagu, dėl šito tandemo jau kalbant apie ralį, tai yra Lietuvos ralio, tikiuosi, būsimieji čempionai, nepigiedrių šiais metais, labai norėčiau, nes, perspektyviausias ekipažas šiais metais, apie tai ir Vaidas kalbės. Nukrypant to temos, bet jo, tai taurę teikia Arnas Paliukėnas, dabartinis Lietuvos automobilių sporto federacijos garbės prezidentas. Ne prezidentas, o garbės prezidentas. Tai va. Tai va, dar galim paminėti naujovę, ką turėjom šiais metais Aurum 1006 km lenktynėse, kad pirmą kartą buvo renkamas mėgstamiausias lenktynininkas arba lenktynininkė. Taip, ir šitą nominaciją laimėjo Tanzanijos ekipos narys, Dovydas Najus, sveikinimai. Jo, didžiuliai sveikinimai. Galim sakyti, laimėjo labai lengvai. Man atrodo, ar ne 20% surinko gerbėjų, bet to pilnai užteko prieš kitus lenktynininkus. Tai va, šiaip kalbant, visai buvo labai puiku matyti ir kitas komandas, kurios tikrai gerai atrodė, iš tikrųjų. Buvo smagu matyti Gustą Stusilevičių, patį jauniausią lenktynininką. Šiek tiek gal keista, kad kiekvienam po 4 ar 3 ratų visada būdavo lenkiamas BMW M3, bet M3 finišavo, sugebėjo finišuoti net 14 pozicijoje. Tai visai neblogas rezultatas, kai kurios komandos turėjo problemų, kaip Damaka. Apie Čapkausko problemas ir susidūrimo avariją jau kalbėjom. Jo, buvo labai abu lenktynininkai nusiminę, bet kiek teko matyti einant į finišą, tai tikrai be didelių pykčių vienas kitam paspaudė rankas, įsiaiškino ir tai va. Aš manau, tiek Justas, tiek Ramūnas vienas kitam kažkokių pykčių nejaučia. Be abejonės. Ir buvo dar labai smagu pamatyti Nemuno Dagilio ir Justo Jonušio bendrą pokalbį apie tas 40 minučių. Diskutavo. Irgi kažkaip, kiek mačiau, Nemunas su Justu draugiškai vienas kitam pastapšnojo per petį ir... Jo, pabendravo šiek tiek. Na, gražu, tikrai šiemet buvo žiūrėti, kad nebuvo tų kažkokių konfliktų ir žiūrėjimo vienas į kitą su pykčiu. Jo, tai va. Pabaigai dar galiu paminėti vieną dalyką, kad, aišku, ta informacija galbūt kažkas matė, kažkas ne, bet buvo daryta apklausa žiūrovų, kokių automobilių labiausiai norėtų išvysti kitais metais, tai galiu paminėti pagal žmonių apklausą, tai pirmoje vietoje labai žmonės tikisi pamatyti Ferrari GT3 klasės, antrąją vietą užėmė Porsche GT3. Ir greičiausiai Porsche mes galim pamatyti, nes tikrai ir Bartkų, ir jeigu atsirastų ties, kas norėtų, tai tikrai galėtų. Tikrai ir Aurelijaus komanda. Netgi LG OLED komanda buvo paminėjus, kad mums reikia atsivežti GT3 Porsche ir tada mes pažiūrėtum, kas yra kas. Jo, bet
Aurelijus yra minėjęs, kad tai kainuotų labai brangiai. Jo, Aurelijus yra sakęs, kad tai kainuotų kosminius pinigus ir, kažin ar komandai tai nėra per didelė finansinė našta. Na, tikėkime, kad ne per didelė. Na, o baigiant, kad buvo pagal žiūrovus 3 vietoje, tai žiūrovai paminėjo, kad labai dar norėtų pamatyti grynakraujį BMW automobilį GT3, kas būtų tikrai įspūdinga ir matant, kad BMW GT3 dažnai taip pat užima Europoje ir pasaulyje prizinės vietos. Tai va, toks buvo štukė. Ko mes norėtume kitais metais? Mes tikrai norėtume daugiau komandų, jeigu leis finansai. Labai norėčiau šiaip pamatyti 2-4 valandų tokias trumpas lenktynės Ring Challenge'o dalyviams ir Baco dalyviams galbūt. Jo, ir aš asmeniškai labai norėčiau, kad, na, tiek Flash. susisiekimo ministerija, tiek, žinai, Palangos savivaldybė, pasižiūrėtų rimtai tą Pedoką. danką pedoko jo. Ir atsitiktų toks dalykas kaip su Orlenu, kad spaudimas ir iš to spaudimo gautus rezultatas. Iš tų dalykų, kuriuos galima tikrai pasidžiaugti šiemet, labai daug dalykų buvo padaryta, betoniniai blokai uždėti ten, kur Tautvydas Rabdokas krešą patyrė praeitais metais. Mes tokių krešų jau šiemet nematėme, ačiū Dievui. Orleno asfaltas naujas, labai smagu, ir jeigu pavyktų Pedoką asfaltuoti, tai būtų super. Na, labiausiai turbūt, ko visi mes norime, kad pagerėtų ta ekonominė situacija ir pasaulyje baigtųs karas. Tai tas dalykas tikrai padėtų irgi finansiškai Jo, tiek lenktynininkam, tiek mums visiems. tai va, daug čia galima kalbėt. Pabaigai, kita laida bus po labai ilgų atostogų. Kelias savaitės nematysit mūsų, nes nebus ką daryti laidų. Rugpjūčio 10 dieną Nemuno žiede vyks Baco etapas, Baco norėjau sakyti, Ring Challenge etapas, Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato etapas, kuriame vėl bus daug automobilių, vėl bus daug įdomaus kovos mėgėjų, C lyga, CB lygos. O 17 dieną Bacas vėl keliauja į Parnų ir bus 4 valandos, bus Baltijos čempionatas. Justas Semeška labai tikisi savo debuto oficialaus AS motosporto komandoje. Tikėkime, kad galų gale susirinks tas Baltijos čempionatas. Ir bus įdomios lenktynės, jeigu susirinks tos komandos. Galbūt ir Juta pasirinks, nes jie pernai važiavo. Galim pakalbėti, kad tikrai buvo tarp garbingų svečių Jutos komandoje ir Jonas Karklys, ir Oskaras Brazaitis, kurie tikrai šnekėjosi. Jo, ir Rokas Baciuška. Rokas Baciuška, gaila, kad Rokelis nestartavo šiemet, bet... Taip pat pastate tą komandą irgi turėjom lenktynininką, kuris su jais nevažiavo. Jo, Justas Semeška irgi buvo kartu... Giedrius Notkus, aišku, buvo, kaip galima be jo video. Ten jūs matysit Giedrius Notkus YouTube kanale ir Joną, ir mane parodytus. Esam trumpai Giedriaus kanale šmėkštelėję, tai linkėjimai Giedriau, labas ralis, sėkmės Rokišky. Tikėkime, jokių diskvalifikacijų ir avarijų prie žalos tramplyno nebus. Jo, linkim Giedriui gero ralio ir linkim to pačiu sugrįžti į Eurumą kitais metais. Ir bus Vejada Racing teamas gal. Tai va, norėtųsi... Laikas parodys. Tai žiūrėsim, kaip čia bus, aišku, linkim visiems dabar sėkmės Rokiškio Cibet ralyje. Gero ralio, o mes išeiname atostogų. Kita laida Žiedo brolių bus po pertraukos rugpjūčio mėnesį prieš Baco etapą. Jau galėsim šitiek kalbėti ir apie Kreventiką Barceloną. Lauksim Kreventiko, tikrai bus labai įdomios lenktynės, nes šį kartą lauks ne 12 valandų, o netgi visos paros lenktynės. Barcelona ir
Labai smagu. Tai ačiū visiems, kurie prenumeruoja, kritikuoja, palaiko mus. Ir su jumis buvo Jonas, Gabrielius. Gabrielius, visiems gražaus vakaro. Viso gero.